Balandžio pradžioje Kelmės Jono Graičiūno gimnazija sukvietė rajono mokyklų 9–10 klasių mokinius į ekonomikos žinių konkursą. 6 rajono mokyklų mokiniams pateiktos 3 užduotys, kurias konkursui parengė Šiaulių universiteto ekonomikos katedros docentai Henrikas Karpavičius ir Solveiga Skunčikienė. Nuo 2012 metų Kelmės rajono savivaldybė ir Šiaulių universitetas yra pasirašę bendradarbiavimo sutartį, pagal kurią susitarta plėtoti savivaldybės ir universiteto socialinę partnerystę akademinėje, kultūrinėje ir kitose veiklos srityse, ugdant aktyvią ir pilietišką visuomenę, skatinant Kelmės rajono gyventojų iniciatyvumą ir verslumą. Konkurse dalyvavo 15 moksleivių. Geriausiai konkurse sekėsi Tytuvėnų gimnazijos gimnazistei Živilei Minčinauskaitei. Jai atiteko pagrindinis prizas. Konkursą organizavo Jono Graičiūno gimnazijos ekonomikos ir verslumo mokytojas Nerijus Šarauskas, Šiaulių universiteto ekonomikos katedros atstovai, Kelmės profesinio rengimo centro Tytuvėnų skyriaus ekonomikos ir verslumo mokytoja Rasa Martinkienė, rajono ekonomikos mokytojų metodinis būrelis ir Kelmės suaugusiųjų mokymo centras. Įteikus dovanas Jono Graičiūno gimnazijos padėkos raštus buvo vaišintasi tortu, skirtų specialiai šiai progai. Gaila, jog šiame konkurse nedalyvavo Užvenčio, Pakražančio, Šaukėnų, Kražių gimnazijų moksleiviai. Konkurso organizatoriai tikisi, kad kitąmet konkurse dalyvaus daugiau mokinių, nes mūsų rajone yra moksleivių, kurie tikrai studijuos ekonomikos mokslus.